nėra baisiai populiarūs Lietuvoje zombių filmai ir siaubo filmai aplamai. Ir nėra pritapę, kaip jeigu visam pasaulyje, tai yra vienas iš tokių lengvai renkančių pinigus filmų. Bet Lietuvoje nėra populiarūs. Yra žmonių, kurie mėgsta, labai daug tokių, bet kad tokio populiarumo turėtų kaip kokioje Amerikoje arba Kanadoje, nėra. Ten žmonės eilėmis laukia, kad išeina naujas, pavyzdžiui, koks nors Pjūklas 3 arba Pjūklas 4. Jiems to reikia daugiau. Ir vienas Lietuvos kino filosofas yra pasakęs, kad turbūt taip pas mus yra, kad pati visuomenė nėra saugi, gatvėje nėra saugu, dėl to žmonėms nelabai reikalingi tokie filmai, o ten saugesnė visuomenė. Gatvėje geriau jautiesi, mažiau yra žmogžudysčių ir visą kitą, tai jiems tokie filmai reikalingi kaip adrenalino pasiieškojimas. Va, o šiaip siaubo filmai prasidėjo labai anksti, jeigu sakykime, Liumjerai pradėjo kino istoriją 895 metais, jau po kelių metų buvo sukurtas pirmas siaubo filmas. Daktaro Kalgario kabinetas buvo vienas iš tokių pirmų filmų. Va, o Nosferatu ir apie Frankensteiną buvo labai populiarūs. Ir po to amerikiečiai juos kartojo, o pats jau tokia viršūnė to populiarumo, tokio šiuolaikinio populiarumo jau prasidėjo nuo Teksaso pjautynės, nežinau kaip lietuviškai išversti, angliškai Texas Chain Massacre. O jeigu apie lietuvišką kiną kalbėti, tai aš nežinau lietuviško siaubo filmo. Tadas Blinda, kur dabar išėjo, ne. Bet ne, čia juokauju, taip aišku, kolegų darbai yra gerbtini ir gerimi, turėtų būti. Siaubo filmai irgi turi savo taisyklės kūrimo ir turi būti ir kraujo kiekis, ir numirėlių kiekis, arba zombių kiekis didelis. Vieną kitą esu matęs, yra rimtų siaubo filmų, kaip pavyzdžiui Shining, ne, kur su Jacku Nicholsonu. Tai vienas iš tokių visų laikų geriausių filmų. Arba Lietuvoje kažkada buvo labai populiarus Egzorcistas. Tai po to Egzorcistas 2, Egzorcistas 3 kartojasi. Bet irgi Lietuvoje buvo populiarus filmas. Ir gan siaubakiški tie filmai. Tai va, sėkmės jums.